Man labai greitai auga svoris. Yra viena didelė totali nesąmonė. Ala jaunuoli, ką tu čia aiškini, taigi aiškiai matau ant svarstyklių. Tai senoli, mesk tą savo svarstyklės per langą. Geriau, aišku, į konteinerį pataikyk. Na, tai žinai, tvarumas, bla bla bla. Jei svoris per savaitgalį priaugo 3 kilogramais, tai įprastai reikš 1 iš 2. Prikaupiai per daug vandens, neskimšai saldžiai surai makalai, arba antra, esi normali menstruojanti moteris, kurios ciklo fazės keičiasi ir tai irgi lemia skysčių balansų. Kažkodėl daugeliui tai ne visvien ir patys susikuria streso šaltinį. Dabar neignoruojam fiziologijos. Tam, kad tu realiai priaugtum 1 kilogramą svorio riebalų pavidalu, turėtum pasiekti maždaug 7000 kalorijų perviršį per tas kelias dienas, kas yra žiauriai sunkiai įmanoma. Tiesiog nebus nei apetito, nei erdvės tiek grūsti. Taip, tai labiau įmanoma kasdien kokią savaitę ar daugiau pasileidus nuo grandinės, bet tiesa ta, kad lašiakai ant šonų neauga taip greitai, kaip nereikalingas stresas su durnais pasisakymais. Mano medžiagų apykaita lėta. Tavo ne medžiagų apykaita lėta, tavo gyvensena panašiai į mokyklos tėvų susirinkime raudonuojančią mamą. Bet poviliukas geras vaikas. Ne geras, metas pokyčiams. Patiri keblumų su svoriu ar įpročiais? Parašyk komentare žodį metabolizmas ir padėsiu tau su pokyčiais.